me a god. They call me a god. They call me a god. Хейоу, хибрите. Šiandien protestuosim KTM 990 4 metų, paskutinis. Tai iš tikrųjų labai nustebina jau per pirmus 2 kilometrus, labai lengvas kaip dviratis. Žiauriai lengvas, palyginus su Kawasaki Z800, kuris pas mane yra, tai realiai labai lengvas, tai čia skirtumas 50 km, tai skaityk, baikas važiuoja be manęs. Tai ką, čia per daug nėra ką turbūt rodyt, iš karto sėdam ir bandom važiuoti ir jau eigoj pasakosiu. Taip, pabandom pažiūrėti, kur čia yra tie maudai. Sportas, streetas, rain. O, pasirinkom. Gerai, bandom nuo šito, toliau pažiūrėsim. Tai pirmas įspūdis toks žiauriai kitoks negu mano baikas, Kawasaki Z800. Visų pirma, labai trumpas baikas šitas. Tai sėdė ant vairo, galima sakyti. Bet gana patogus, jo, lygiai sėdė. Tai visai nice. Variklio jausmas toks keistas. Galbūt kažkas panašaus kaip amerikonų mašinos su vibracija tokia važiuoja. Bum, 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 bum. Tai va, kažkas panašaus ir čia. Tai iš tikrųjų galios santykis su svoriu labai didelis, nes kiek mes čia turim? Mes čia turim apie 100 Newtonų ir 90 arklių. Oi, atsiprašau, ne arklių, o kilovatų. Iš tikrųjų nemažai, nes pas mane, pavyzdžiui, 80 kW ir 80 Newtonų. Ir svoris 230, o čia svoris 107. Tai čia išvis juokingas. Svorio išvis nesijaučia. Na jo, su rainiu jis toks labai švelnus, tolygiai, pabiškiai bėgėjasi. Taip, dėl to apsisuksim, išvažiuosim į didesnį kelią, kad išbandyti bent jau kaip normaliai jis važiuoja. Tai jeigu lygint maniškį 15 metų ir šitą 24 metų, tai norėtųsi tokio didelio skirtumo, kad tai naujas mocas. Bet iš tikrųjų viskas labai panašiai, toks surinktas kaip ir mano, stabilus, viskas ok. Kame tik skirtumas jaučiasi, tai kad labai gerai junginėjasi bėgiai. Na jau taip švelniai ir lengvai, čia jau impossible kažkur nepataikyti ar netyčia kažką ne tą įjungti, tai dėl šito labai nice. Ir ką aš dar pastebėjau, kad čia jis šiek tiek turi gal mažesnės žvaigždės, nes pas mane 6 bėgis, aš galiu ramiai važiuoti pem turbūt, galbūt net 5, o čia jam jau per mažai, jis toks dun vibruoja šiek tiek. Tai norėtųsi 5, net galbūt 4, jo, 4. Gerai, tai to išvažiuosim su jumis į kelią, pažiūrėsim apskritai, kaip jis traukia. Tiek su vienu maudu, tiek su kitu. Ką dabar stabdant pastebėjau, kas nelabai patogu, tai pavyzdžiui, tu sankabą išspaudi ir tu negali pasiekti, kad parodyti posūkį. Va. Tai reikia kažkaip, nežinau, nepatogu čia kažkiek. Norėtųsi kažkur, kad čia būtų šitas mygtukas. Gerai, tai rain maždaug pratestavom. Tai pabandom nustatyti, ką mes čia dar turim. Rain, sport, street gal pabandom. Gerai, bandysim su streetu, o po to pabaigą pažiūrėsim, kaip sportas veikia. Žinokit, hibridė važiuoja, tai jis labai gerai, wow, kaip jis važiuoja.
Aš net čia dugno nespaudžiau, čia gal pusę aš paspaudžiau, čia kosmosas. Jis ant tiek lengvas, ant tiek čia daug momentų, kad jis nesveikai traukia. Wow, nustebino tikrai. O mes čia dabar važiuojam tik su street režimu, o dar pas mus sportinis režimas yra. Tikiuosi, jums stipriai vėjas nepučia. Manau, reikia į miestą galbūt geriau važiuoti. Geriau girdėsit mane. Va, dabar čia apsisuksim ir pabandysim iš karto galbūt sport režimą. Rain Sport. Viskas. Ok, tai dabar turim sportą. 4 bėgis. Gal 3. Wow. Kai prasivažiuoji porą kilometrų su KTM-u, tada supranti, kodėl jį verta pirkti. Daug labai emocijų suteikia. Na, dėl bėgių šiftinimo tai super, pasaka, labai patinka, labai lengvai net neutralų surasti. 1, 2, 3, nu ten labai švelniai jungiasi, labai patinka. Na, to apsisuksim, pabandysiu, pas mus dar maudas neįjungtas, super. Dar super kažkoks yra, aš jo net nemačiau. Nu ką, bandau paspausti. Manevringas, labai lengvas, net nesijaučia, sakau, kaip ant dviračio važiuoja, pasaka. Bet iš kur ten pas mane atsirado tas super kažkoks maudas, ar aš galbūt net ten paspaudžiu kažkur, street, okei, kas ten pas mus buvo, nu ne. Ai va, supratau. Kamereplės, okei, tai čia ABS maudas. Gerai, šitas right maudas, streetas, mes dar, kas juokingiausia, kad mes važiavom su streetu praeitą kartą, kai bėgėjomės, o dar sportas liko. O čia kosmosas. Aš net iki galo spaust bijau kažkaip. Jo. Atitrūkim trumpam nuo video, pradėjau pirkti loterijos bilietus, kol nelaimėsiu vieno lemo. Tai kiekvieną vlogą pirksiu po bilietuką, tai toj nubėgsim ir nupirksim. Bilietų kiekis priklauso nuo jūsų laikų, 50 laikų vienas bilietas. Prizą irgi su jumis dalinu per pusę. Jums dalyvauti, jums tai reikia parašyti komentarą apie loterijos bilietus arba tiesiog kažkokį komentarą ir jūs automatiškai dalyvaujat. Tai rezultatus visada skelbsiu Instagrame storiese, tai ten stebėkit, laimėtojus skelbsiu irgi ten. Tai va, varau nupirkti bilietuką. Sveiki, vieną Vikingo loto. Kortelę? Nu, dabar jau visoje. Viskas, bilietuką turim, sėkmės mums ir grįžtam prie testo. Bet va, dėl posūkių svertelės, tai čia labai nepatogiai padaryta, nes nuolat tu turi va taip daryti tokį va judesį, kad pasiek. Nes va, važiuojant normaliai, tu negali pasiekti net. Tai va, turi padaryti taip ir tada pasukti. Nu jo, su šitų dar lengviau pralysti tarp dviejų juostų negu su mano. Nes mano jis sunkesnis, nežinau ar platesnis, panašus turbūt, bet sunkesnis ir manevruot tokioj mažoje erdvėje yra sunkiau. Tai šitas, wow, kaip dviratis. Šiaip norėtųsi į magistralę kažkokį išvažiuoti, pažiūrėti, kaip jis bėgėjasi. Nuo 20 kokių iki 100 pem kokių. Nors jau kartą išbandėm, bet aš ten nieko net nesupratau, kas ten nevyko. Taip viskas greitai buvo.
Čia jau apsauginio stikliuko nėra, tai pučia šiek tiek stipriau negu pas mane, bet ką norėti, stikliuko nėra, bet kojos tikriausiai šiek tiek čia geriau uždarytos. Tie ortakiai yra didesni, tai oras iš vis nepataiko į kojas. Tai toks KTM-as Lietuvoje dabar kainuoja apie 15 000 eurų. Mažai ar daug spręsti jums, bet tikrai žinokit verta, nes jūs tiek emocijų gausit. Wow! Vat visada ieškau tos virtelės posūkį parodyt. Važiuoji, žiūri į kelią ir op, negali surasti, tai nuolat turi pasižiūrėti, kur jinai ten randasi. Dabar jums parodysiu didžiausią mocų privalumą. Nu, labai gražiai čia išvažiavai. Dieve tu dieve. Bet iš kur čia tokie kamščiai pas mus Vilniuje, nelabai suprantu. Taigi jau 11 ar 12 beveik. Iš kur čia jūsų tiek? Kelio remontai, vat kodėl visi stovi. Jo, ant žemų jis toks trukčioja. Norisi jam aukštesnio apsuko, tai dabar su 4 kiam važiuoju, tai jis nori, kad aš 3 jungčiau. Jo, va dabar jis laimingas, jam komfortiška. Blemba, dabar tai pagalvojau, dar norėtųsi, žinot ką, protestuoti, kaip žiedų jis važiuoja. Noriu pabandyti, man atrodo, kad jis labai gerai žiedė važiuos. Gaila, neturiu patirties iš vietos normaliai startuot. Galima būtų išbandyti iki 100, kaip bėgėjas iš vietos. Bet aš manau, aš ant pirmo bėgio jau gulėsiu ant asfalto. Jo. Wow. Dabar net galinis ratas praslydo ant sauso. Nice. Nu va, atvažiavom prie žiedo. Pažiūrėsim, kaip į žiedę važiuoja. Man atrodo, bus labai gerai. Jo, hebra, čia dinamikos, žinokit, tiesiog per akis. Per akis čia dinamikos. Nu va, kiek čia mes turim? 50 kilometrų. Oi, tai čia easy ten. O pas mane ne ant tiek easy ten. Nu blemba, mašinas trukdo. Va, jis vėl nori 4 pavarą, kiam kilometrų per valandą. Jis nori, kad aš 3 jungčiau. Toks jausmas, kad jam oro truktų. Neduoda kvėpot jam. Reikia aukštų apsukų jam. O 50, blemba, visur mašinas, nu, neduoda. Bet jo, pasitvirtino mano teorema. Labai gerai važiuoja žiedujus. Dar pasikartosiu dar kartą, kad tikrai, nu, toks jausmas, kad važiuoja su dviračiu. Ant tiek jis lengvas. Wow. Ką dar norėčiau, bičiuliai, pasakyti, kad labai greitai prie jo pripranti. Blemba, kiek čia reikia? 15 minučių, 10 max. Labai greitai pripranti. Ir jauti labai gerai. Šiek tiek įsibėgėsim, nes jau ir laiko ne per daug mums liko. Taip, kiek iš čia su antru važiuos? Supratau, virš 100 važiuos. Noriu dar kartą pajausti šį kaifą. Kiek greitai jis bėgėjasi. Tik už vairo laikykis.
Nu jo, dėl apsukų tai jo, jis labai mėgsta aukštas apsukas. Chebra, nežinau kaip jūs, aš pajutau orgazmą. Nežinau, hibrytę matėt ar nematėt, bet aš mačiau, kaip čia mirksėjo lemputė, kaip įgėjausi. Čia ant tiek daug galios, kad ratai nesukimba su sausų karštų asfaltų. Kosmosėlis. Beje, dar norėčiau pabrėžti, kad visai sėdynė patogi. Jau nemažai važinėjau. Labai patogi. Nepavargsta subinytė. Blemba nepripratęs vis dar. Jis nuolat nori aukštų apsukų, o aš pripratęs ant žemų važinėti, tai jis vargšas dūsta. Tai hibrytė tikrai džiaugiuosi, kad pasiėmiau šį Moco testui, labai patiko. Kalnas emocijų, tikrai nepamiršiu, kol kas ant greitesnio nevažinėjau. Traukia įspūdingai. Ir šiaip iš vietos labai gerai startuoja, pavyzdžiui, su Maniškiu daug lengviau užgest. O čia kažkaip net sunku paaiškinti, kodėl čia taip gaunasi, bet trotlas, manau, vienodas, nėra čia aukštesnio apsukų. Galbūt dėl momento didesnio irgi gali būti. Didesnis momentas jam sunkiau užgest, kaip variantas, bet neįsivaizduoju. Bet užgest su juo reikia pasistengti iš tikrųjų, labai lengvai startuoja iš vietos. Galbūt net ir iš pirmo karto man pavyktų su tokiu Dragose, bet su Maniškiu tai be šansų. Vau, kaip lengvai posūkius įsima. Jo, jaučiasi, bet čia visi tie dideli pliusai, nuo ko aš šiandien kaifuoju, tai realiai didelis svorio skirtumas 100 kg, o galios skirtumas nėra toks didelis, kiek tam 20 N, 10 kW, bet viskas susideda ir gaunasi va toks monstras, kurį mes šiandien turim. Tikrai nice. Ką, bičiuliai, trumpai apibendrinsim, valandėlė beveik jau praėjo, prisukau čia apie 50 km jau turbūt. Ką aš galiu pasakyti? Patogus, manevringas, labai greitas, dinamiškas ir turbūt pamiršau jums pasakyti, kad labai ekonomiškas. Jis 5 litrų mieste nevalgo. Nurodyta 4,5, kažkas tokio, tai čia juokingos sąnaudos visiškai. O turit tokį dinamiškumą. Vienintelis minusas, kas man nepatiko, kad va čia šitą svirtelę posūkių nelabai man patogi, o visa kita tikrai nice, tikrai nice. Tai va santykis tarp svorio ir galios kosmosas, labai greitas. Tai norėčiau padėkoti ktmmoto.lt už test drive'ą. Tikrai patiko. Ir visiems kitiems rekomenduoju išbandyti šį monstrą. Dėkuoju visiems, kas pasižiūrėjo iki galo. Subscribinam kanalą, paspaudžiam laiką ir iki sekančio vlogo. Iki!